Labas rytas mažiems ir dideliems, labas pirmas naujųjų metų rytas visiems. Jūs sveikina ir kviečia laida vaikams Saulės Zuikutis. Šio laidoje dalyvaujate tie, kurie jau susirinkote prie televizijos ekrano ir be abejonės senelis. Pasakiau senelis, o dabar nebežinau, kaip ir užbaigti. Ar senelis Šaltis, ar Kalėdų senelis, ar pasakos. Nieko, Julija ir vaikai. Vadinkite mane tiesiog naujųjų metų seneliu. O aš nedelsdamas sveikinu visus su naujaisiais 1991 metais ir linkiu, kad jie būtų mums visiems laimingi, protingi, teisingi, turtingi, sveikatingi, maistingi, juokingi, dainingi. Skubu sveikinti ir linkėti, nors laida dar tik prasidėjo, kaip ir metai. Bet matote, kiek prieš mane laiškų adresuotų laidai Saulės Zuikutis ir be abejo Julijai. Labai dėkoju už laiškus ir dėkoju, kad laukite mano laidos. O sprendžiant pagal laiškus, laukti reikėjo tikrai ilgai, nes paskutinė Saulės Zuikučio laida buvo kada? Prieš pusmetį. O tai šįryt galim pasakyti, kad jau pernai, taip? Taip. Ir visus pusę metų, kasdien aš iš vaikų gaudavau po vieną laišką. O, tai laiškų tikrai daug, taip? Labai dėkoju už laiškus, bet man šiek tiek neramu. Kodėl? Jų gali neužtekti visų naujų metų atsakyti į jūsų klausimus. Aš moku rašyti, bet ne taip greitai, kaip bėga laikas. Žinai, Julija, ką sugalvojau? Tegul ši tavo laida bus tavo naujametinis sveikinimų ir atsakymų laiškas vaikams. Gerai. Aš skaitysiu vaikų laiškose parašytus klausimus tau, o tu juos atsakinėsi. Aišku, jeigu tu manim pasitiki. Taip. Pasitiki? Taip. Na gerai. Vaikai, kurie neužmiršo užrašyti ant savo vaikų adresų, gaus ir iš manęs tikrą laiškelį. Pirmas klausimas, kuris beveik visose laiškose. Kiek tau metų? Man 5 metai, 9 mėnesiai ir 10 dienų. Ar eini į vaikų darželį? Lankau Vilniaus 145 vaikų lopšelį darželį. Taip. Kada pirmą kartą atėjai į televiziją? Pirmą kartą atėjau į televiziją labai seniai, kai man dar tik buvo 3 metai. O, tai tikrai labai seniai. Kas išmokė dainuoti ir sekti pasakas? Tėvelis ir mama. Ir koks valgis labiausiai patinka? Plovas ir kotletas su bulvėm.
Daugelis vaikų rašo, kad rašo į televiziją pirmą kartą, siunčia receptus, norinti susirašinėti, prašo paskelbti adresus. Daugelis prašo, kad laida būtų šiek tiek ilgesnė, būtų rodoma kiekvieną šeštadienį ir šiek tiek vėliau, nes šitie pelėdžiukai dažnai ją pramiega, nespėja atsikelti. Džiaugiasi, kad laidoje galim daug ką sužinoti, siunčia savo sukurtas pasakas ir eilėraščius ir net patys pageidauja būti laidos dalyviais. Apie tai mums parašė Jūratė Pukaitė iš Vilniaus, Raimonda, Jolanta Ravickaitė iš Gaižipų kaimo, Gabija Kasputytė iš Vilniaus, bet pati pirmoji apie tai parašė Pauliuko močiutė, gerbiama Liepienė iš Kauno. Ji prašo, kad saulės zuikučių spindulys apšviestų ir jos anūkėlį, kuriam dar tik 6 metai, bet kuris šachmatais domisi kaip tikras didelis vyras. Susipažinkime, koks tavo vardas? Paulius. O pavardė? Katulis. O mano Julija Čėnantė. Kodėl tau taip labai patinka žaisti šachmatais? Nežinau. Aš su seneliu irgi žaidžiu šachmatais su tokiam pačiam figūrėlium, tik tai kitą tokį žaidimą kirstukais. O aš norėčiau ir iš tikrųjų, kad ir visi vaikai išmoktų žaisti šachmatais. Paaiškink, kaip tai yra daroma. Bokštas, pėstininkas, žirgas, reikis, karalius, valdovė ir vis. Čia vėl reikis, vėl žirgas ir vėl bokštas. Ir vieni pėstininkas ir visi taip pat. E4, E5. Žirgas F3, žirgas C6. Reikis B5, A6. Reikis A4, žirgas F6. Rokiruoti. Reikis A7. Bokštas E1, B5. Reikis B3, D6, C3. Žirgas D7. H3, rokiruoti. Šitaip galima žaisti. O kas tave išmokino žaisti šachmatais? Mama ir tėtis. O ar močiutė moko žaisti šachmatais? Ne, nelabai. Tai turbūt močiutė su tavim liūdna, arba tau su močiutė liūdna. Liūdna. O tu turbūt žinai visus pasaulio šachmatininkus. Žinau. Tai papasakok. Šteinicas, Latskeris, Kapablanka, Aliochinas, Eivė, Botvinkas, Smyslovas, Petrosianas, Spaskis, Fischeris, Karpovas, Kasparovas. Kuo tu norėtum būti užaugęs? Krepšininkas. O kodėl? Man įdomu žaisti. O ko jūs norėtumėt, kad jūsų Paulius būtų užaugęs? Pirmiausiai norėčiau, kad būtų geras žmogus. Kuo jis bebus, kokia specialybė bus, nesvarbu, svarbu, kad būtų... Aš noriu sporto, o aš noriu, kad būtum tu geras žmogus, nesvarbu, kuo jis bus. Kad visiems padėtų, nuskriaustiem. Bet tai kas sporto? O sporto? Aišku, šachmatų. Vaikai rašo, kad myli žvėrelius ir paukštelius, renka šunų nuotraukas, atvirukus, valgių receptus, popieriukus, nuogumų,
Taupo, taip ir rašo, taupo pašto ženklus, senovinius pinigus, kalendoriukus su gyvūnų nuotraukomis ir miestų vaizdais, mėgsta skaityti knygas, piešti, lanko chorus, užsienio kalbų būrelius, patys daro atvirukus, žodžiu, visko neišvardinsi ir klausia, ką tu, Julija, veiki laisvalaikiu, ar kas tau labiausiai patinka, ar piešti, ar dainuoti, ar kurti eilėraščius, ar rašyti, ar skaityti, ar patinka vesti laidas. Aš laisvalaikiu apžiūrinėju vaikų atsiųstus laiškus ir piešinukus ir atsiųstas dovanėles. O dabar kviečiu visus pasižiūrėti vaikų atsiųstas piešinukus ir dovanėles. Kvieti jais pasidžiaugti, taip? Dar laisvalaikiu mėgstu skaityti, piešti, skaičiuoti, klausytis muzikos ir šokti. Šokti? Tu matai mano rankose sesių Ingos Bukytės ir Ilonos Bukytės sesių iš Telšių laiškas, kurios prašo, kad Saulės Zuikučio laidoje būtų mokoma, nors 10 minučių būtų mokoma šokti, nes joms gėda eiti į diskoteką nemokančiam šokti. Ir dar aš laisvalaikiu lankau Čiurlionio meno mokyklą ir mokausi groti fortepijonu. Viens, du, skaitė, viens, du, rašė, viens, du, matė, viens, du, sakė, viens, du, Beveik kiekviename laiške tiesiog reikalaujama, kad Saulės Zuikučio laidoje būtinai būtų 3-4 multiplikaciniai filmai. Bet kažkodėl niekas nepasiteirauja, kaip multiplikaciniai filmukai prabyla į mūsų gimtąją lietuvių kalbą. Nors manau, kad tai norėtų sužinoti kiekvienas. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Lietuvos televizija, redaktorė Lidija Dubauskienė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė. Noriu pasveikinti Saulės Zuikučio ir visų vaikų vardų su naujaisiais metais ir kad tie naujieji metai būtų gražus ir laimingi. Iškart 2 klausimai. Ar sunkus darbas garsinti filmukus lietuviškai? Ir antras klausimas, kuo jis prasideda? Kuo jis baigėsi? Mes visi žinome. Mes matome paukštelius, žvėrelius,
ir žuvis, kalbant lietuviškai, o ko jis prasideda? Darbas prasideda, palauk, aš pagalvosiu. Pirmiausia, mes pasižiūrim filmuką. Paskui mes to filmuko nurašom garsą. Žinai, kas tai yra nurašyti garsą? Ne. Nurašyti garsą, tai reiškia, paėmi filmuką ir į magnetofoną nurašai jo garsą. Supratai? Supratau. Na, svarbiausia yra gauti tą filmuką. Jeigu nori pasižiūrėti, reikia turėti. Artistai lietuviškai į kalbą, tekstą, o muziką versti į lietuvių kalbą tai nereikia. Ir aš paieškau muziką tokią, kuri būtų arčiausiai originalo. Žinai, kas yra originalas? Ne. Nu, tai jeigu rusų filmas, tai rusiška muzika. Jeigu lenkų filmas, arba čekų, tai būna, ne lietuviškai, jinai būna čekiška, lenkiška. O kada mes lietuviškai išverčiam tekstą, tai tik tekstas būna lietuviškas, o visa kita, stengiamės, kai jis būtų toks, kaip pradžioj buvo. Kokia šviesi diena, kokia graži daina, ir aš koks nuostabus, ir balsas koks skambus, lia, lia, lia. O kodėl jūs kartais parinkėt tokį, o ne kitokį aktorių? Matai, dubliuoti multiplikacinį filmą gali ne kiekvienas aktorius. Čia yra, kaip sako, Dievo dovana. Ir, pavyzdžiui, pas mane labai daug kas prašosi, artistai sako, prašau pakviesti mane į dubliažą. Aš pabandau juos ir žiūriu, kad visai netinka. Aktorius turi būti labai muzikalus. Jis jausti turi kalbos ritmą, tempą. Jis turi būti žaismingas. Pas mane ateina aktoriai, jie dubliuoja, jie žaidžia, žino, kaip maži vaikai. Jie juokaudami dubliuoja. Jiems patiems linksma. Ir turbūt linksma ir jums, kai jūs žiūrit filmukus. O kodėl jūs, pavyzdžiui, kodėl jūs paėmėt mano tėtį į barsuko namą įgarsinti? Ar jis panašus į barsuką, ar jo balsas panašus į barsuką? Žinai, kad jis panašus į barsuką. Bet jis labai gerai dubliavo. Dabar, ponios, užsimerkite ir greitai mintise suskaičiuokite, kiek jūs filmuko esate įgarsinęs. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Kokius 800, o gal dar daugiau. Oho. Daugiau, virš 1000. Milijoną. O kągi aš jiems dabar pasakysiu? Kaip tai ką? O aš? O apie mane? Juk aš gudrus, gražus, liemeningas vyras, sakyčiau, pats jėgų žydėjimas. Taip, betgi televizijai tokio gero užtenka ir be jūsų. Bet aš dar ir talentingas. Dėmesio! Jūs jau pamatysite geriausią pasaulyje Karlsoną! Milijoną. Tai kiek jūs tada jau metų dirba televizijai? Aš pajokavau, Julytė. Žinai kaip, aš labai norėčiau vaikams, kad jie pamatytų milijoną gražių filmukų.
Aš taip pajuokavau. O kiek jūs metų tada dirba televizijai? Aš dirbu nuo 65 metų, aš labai blogai skaičiuoju, žinok, gal tu suskaičiuotum. Turbūt 25 metus, ne? Taip. 25 Virš 25 metų mes čia dirbam. O dabar noriu paklausti redaktorės. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad jūs išpildėt visus mano norus ir parodėt mano prašytus filmukus. Aš tai žinau, kas yra redaktorė, o turbūt ne visi vaikai žino, koks jūsų darbas. Prašau jums aiškinti. Kada gaunam tuos filmukus, bet visos 3 mes peržiūrim tuos filmukus, taip? Tuomet, kaip režisierė sakė, įrašom į magnetofoninę juostą, į magnetofono juostą įrašom. Garsą tą įrašom. Ir tada mes sėdam prie tokių pultukų ir tą tekstą, Julija, šifruojam. Iššifruojam rusišką tekstą ant balto popieriaus. Klausom ausinėse, girdim rusišką tekstą ir rašom ant popieriaus į popierį. Taip, ant popieriaus, ant balto popieriaus rašom. Sakyk lietuviškai. O paskui Lidija Dubauskienė. O tada jau sėdam prie stalo ir išverčiam tą tekstuką. Labai reikia žiūrėti, kada paukščiukai ar viščiukai, katai kalba, reikia, kad tas tekstas būtų labai sinchroniškas, kad atitiktų tam cipsėjimui, tom lūpytėm. Ir pavyzdžiui, jeigu yra 2 skiemenys, ačiū, pavyzdžiui, taip aš sakau, ačiū, tai mes jau taip ir stengiamės, kad būtų ačiū 2 skiemenukai. Vat ir ieškom, jeigu rusų kalboje yra 5 skiemenukai, žodis iš 5 skiemenukų, tai ir lietuvių kalboje ieškom, kad būtų 5-4 skiemenukai. Va čia ir yra pats mūsų sunkiausias darbas. Aš esu vabzdys, džentelmenas, o čia mano buveinė. Ach, kaip man čia patinka. Mano buveinę galite laikyti sava. Gyvenkime mudu drauge. Ar aš jums netrukdysiu? O, tai mano didžiausias troškimas. Būkite mano žmona, žavingoji. O, kokia staigmena. Leiskite dar pagalvoti. Aš džentelmenas ir lauksiu, kiek jūs norėsite. O dabar kviečiu pasivaikščioti. Kaip jūs sutikdavot naujosius metus vaikystėje? Vaikystėje? Vaikystėje aš sutikdavau namuose naujus metus su savo tėveliais. O kaip jūs? Julyte, man labiausiai įsiminė nauji metai vieni sutikti darželėje. Man senelis padovanojo labai didelę lėlę. Ir aš labai stebėjausi, kad tas senelis žino mano pavardę. Jis pasakė, dovanojam lėlę Ingai Chadaravičiūtei. Augau Žemaitijoj, kaime, tai mums būdavo labai linksma. Į kiemą išbėgdavom, su žvakutėm palakstydavom. Pavandenis toks yra. Prie Telšių, prie Varnių yra pavandenis. Aš ten užaugau ir mums labai būdavo malonu naktį po kiemą pavaikščiot, po kaimą pavaikščiot. O ką jūs šiemet nuo senelio Šalčio gavo dovanų? Julija, nieko aš negavau. Tik pasveikino mane su naujais metais. Mano anūkai, vaikai ir mano vyras, anūkų senelis. Aš nieko negavau. O mane redakcija pasveikino ir aš jų labai senai prašiau, kad jos padovanotų man rankenuką su daug skyrelių, nes aš savo rankenukę nieko negaliu surasti. Ir jie padovanojo man rankenuką su daugeliu skyrelių. O mano namuose 3 vaikai, didesni ir mažesni. Jie matyt nori, kad aš būčiau daug storesnė.
negu dabar esu dar storesnė. Tai jie man visokių saldumynų prinešė. Ir iškepė tortą. O mano dovana jums nuoširdžiausi linkėjimai ir nuolatiniai plojimai išgirdus jūsų vardą ir pavardę per televizorių ir žiūrint lietuviškai įgarsintus multiplikacinius filmukus. Ačiū, Julija. Na, kaip jaučiatės, Puikiai. Vasaros daina dar nenutrūko, kelias mūsų į miškelį suko, gal tada sutiksime ežiuką, ar zuikutį po eglę. La 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 la, la 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 la. Julija, tu turbūt klausi vaikų, kas ko norėtų būti užaugus. Taip. Matai, Šalaševičiūtė Irma iš Marijampolės rašo, kad užaugusi norėtų būti siuvėja. Erika Kazlauskaitė iš Kauno nori užaugus būti auklėtoja. Vaida Mokusaitė iš Pajaslio kaimo taip pat siuvėja. Laura Kavaliauskaitė iš Kauno norėtų būti kirpėja. Labai įdomu. Erika Lastovskytė būti auklėtoja. Tai jau. Taip, Kristina Monkeliūnaitė užaugus muzikos mokytoja, nes jai atrodo, kad tai pati nuostabiausia specialybė pasaulyje ir ypač myli mažus vaikus. Ingrida Svabūnaitė iš Kybartų norėtų būti mokytoja arba poete. Taip. Draugės Rimutė ir Almutė gyvenančios Vištyčio kaime. Viena iš jų norėtų būti dainininkė, o kita norėtų būti diktorė. O štai Buitkutė Erika iš kurgi ji, net ir neparašė iš kur, norėtų būti mokytoja, labai įdomi specialybė. Kristina Čepaitė, lankanti muzikos mokyklą, norėtų būti muzikos mokytoja, nes atrodo, kad geresnės specialybės visam pasaulyje nesurastų. Jurga Švabaitė, atsiuntusi pasaką apie katinėlį ir eilėraštį apie drambliuką, rašo: aš noriu būti pradinių klasių mokytoja, darželio auklėtoja arba dirbti zoologijos sode. Zoologijos sode? Taip, zoologijos sode. O įdomu, ką veikia žvėreliai žiemą naujųjų metų ryto zoologijos sode? Įdomu. Sargas kaktą trina, slaugo sergantį žvėryną. Begemotas meta svorį, nieko valgyti nenori. Dešimt Nilo krokodilo iš vandens nebeiškilo. 300 senų papūgų vieno katino pabūgo. Ten po palmėm liūtas liūdi, kur klampot per tokią liūtį. Negerai, kai tokie keisti orai.
Šitą popietę lietingą iš tiesų vaikų man stinga. Ir todėl tas palmių sodas, sargas, liūtas, begemotas, kad greičiau prabėgtų laikas, buvo mano sugalvotas. Tačiau gražiausia, kad kai kurie vaikai nori pasirinkti savo tėvų profesijas. Štai Raimonda Važgytė iš Alytaus rašo, mano mamytė dirba poliklinikoje, sesele, o tėvelis šaldytuvų gamykloje. Aš užaugus norėčiau būti taip pat sesele. Remigijus Sekulevičius iš Lazdijų rajonų rašo, aš norėčiau būti energetiku, kaip ir mano tėvelis. O štai Gitana Buntartaitė iš Panevėžio rašo, aš labai norėčiau būti pardavėja. Man labai patinka bendrauti su žmonėmis, jos maloniai aptarnauti. Su žmonėmis elgčiausi mandagiai. O tau, Julija, vaikai linki užaugęs būti dainininkė. Labai ačiū už palinkėjimus, bet aš dar pagalvosiu. Tik nežinau metų rytą. Vieną rytelį anksti atsikėlęs, niekas žiūri eina jūruosilėlis. Jūruosilėlis būna labai baltas, ausis kaip lelijos ir šiek tiek įskeltos. Jūruosilėlis būna labai baltas, ausis kaip lelijos ir šiek tiek įskeltos. Asle, kuo tu čia atėjai, Kuo tu čia vaikštai ir vilkų nebijai, ne? Kuo po smėlį braidai, kuo tu čia šilioji, galvą užvertęs, kam ją vartalioji? Čia šalčiai kraštai ne tavo tėvynė, čia saulelė teka balta sidabrinė, o didelių kalnų sinavadas siūbuoja, ant milžino dega vanduo mėlynuoja. Aslas atsakė. Niekeli, naktį išlipau aš iš tavo knygelės baltos pasakėlės, tegu gena atgal vaikas jas atsikėlęs, žinia, esu kaltas, išdykęs, nerimtas. O mano nameliai, puslapis 10. O mano nameliai, puslapis 10. Klausau. Alio. Žanis Rodaris. Pasakos telefonu. Klausau. Pasaulio istorija. Iš pradžių žemėje buvo viskas neteisinga ir padaryti tvarką buvo netaip jau paprasta. Nebuvo tiltų per upes, nebuvo takelių į kalnus. Tu norėjai pasėdėti, tačiau solelių nekvapo. Tu buvai beverstas nuo kojų ir tau merkėsi akis, bet visoje žemėje nebuvo nė vienos lovos. Tu dažnai pamušdavai padus, o ką padarysi? Nebuvo nei kurpių, nei aulinių batų. Jei tu silpnų akių, tai nieko gyvų nerasi akinių. Tau parūpo pažaisti futbolą, dar ko, visoje žemėje nė vieno kamulio. Nebuvo nei prikaistuvio, nei ugnies makaronams įsivirti, netgi jei gerai pagalvosim, tai ir makaronų nebuvo. Žodžiu, ničnieko nebuvo.
0 minus 0 ir nieko daugiau. Te buvo žmonės. Ir kiekvienas turėjo 2 rankas, kurios mėgo dirbti ir mokėjo ištaisyti viską, kas buvo neteisinga. Ir vis dėlto žemėje dar labai daug kas neteisinga. Ir viską reikia taisyti. Tad pasiraityk rankoves ir imkis darbo. Jo visiems užteks. Graudų laišką parašė Rasa Kavaliauskaitė iš Vikaičių kaimo. Jai labai patiko tavo susitikimas su Karsonu. Ji labai norėtų, kad tu perduotum dėdei Karsonui, kad ji namie būna labai dažnai viena ir verkia. Tad tegul atskrenda dėdė Karsonas pas ją į Vikaičių kaimą. Ji jo lauks. Ir rašo, kaip tau gera, kad tu turi tėvelius, mamą ir tėtį, o ji jų neturi. Bet turi labai gerą močiutę. Norėtų būti dainininkė arba mokytoja. To ir baigė savo laiškutį. Kaip tu manai, ar daug tokių vaikų? Norėčiau, kad visai tokių nebūtų, bet žinau, kad yra. O gal tu galėtum kuo nors juos pradžiuginti? Senelį, aš turiu labai daug savo žaislų, su kuriais aš visais iš karto negaliu pažaisti. Tai šios galiu dovanoti vaikams. Tikrai? Taip. Aš manau, kad to žaislus vaikai priims kaip dalelę tavo širdies ir džiaugsis jais. Bet ar neužpyks tie, kurie tau dovanoja to žaislus? Manau, kad jie supras, kodėl aš tai padariau. Saulė
Daugelis vaikų nori, kad Saulės zuikučio laidoje būtų kuo daugiau susitikimų su pasakų herojais. Apie tai rašo ir Puronaitė Danguolė iš Panevėžio. Ar galėtumėte daugiau pasakų herojų gyvų pavaizduoti, kad laida Saulės zuikutis aplankytų tuos herojus? Su kuo tu norėtum susitikti šį rytą? Žinoma, su Merė Popins, nes jinai man ir pati yra atsiuntus trumpą gražų laiškelį. Oi, Merė, Merė, man širdį vėrė, tas žodis Merė. Ačiū už laiškelį ir už Kauno kamanų linkėjimus. Gavai. Gavau. Merė Popins, kodėl jūs tokia gera? O kodėl tau atrodo, kad aš gera? Juk aš tankiai būnu susiraukus, piktoka ir trepteliu koja. Nebaisu? Ne. Nei kiek. Tai tada gerai. Nes žinai, man atrodo, kad Merė Popins tai yra ne kas nors kita, o tai jūs patys, vaikiukai, mažesni ir didesni. Tai yra vaikystė, o todėl ne visokia. O būna jums kad nors liūdna? Oi, būna. Žinai, būna. O kada? Kai man kas nors skaudžiai nepavyksta, kai aš nemoku kokios nors pasakos gražiaus pasiekti, kai kas išbaido mano paukščiukus, kai kas sparnelius jiems nurauna, kai aš randu juos sniege, kur begulinčius jau nebegyvus, tada labai susopa širdį. Merė Popins, o kaip jūs save pralinksminate? Kaip? Taip kaip ir tu, Julija. Pradedu juoktis pati iš savęs, pradedu dainuoti, užeina noras šokti, pradedi skambėti visas ir liūdnumas, liūdesys pasitraukia. Merė Popins, o kiek jūsų teatrui metų? O, mūsų teatrui Kauno dramos teatras 19 gruodžio ką tik atšventė savo 70-metį. O Lietuvos teatrų gerokai daugiau. Jam priskaičiuojama jau apie 500 metų, jeigu giliai pasižiūrėti į Lietuvos teatro istoriją. O kiek jums pačiai metų? Merė Popins. Oi, Merė Popins, Julija, aš galvoju, kad jai daug tūkstančių. Aš galvoju, kad jinai amžinai gyvena. Ir mes nežinom nei jos pradžios, nei pabaigos. Merė Popins, ar jums patinka vaikščioti mieste? Taip. Patinka, ypatingai kai sninga ir kartais kai lyja. Ir labai patinka žiūrėti į langus. Kartais vakarais, kai turiu laiko ir galiu neskubėdama tą padaryti, tai pavaikštau ir pasižiūriu, kas už tų langų. Ar ten gerai, ar ten šilta, ar ten linksma, ar ten nieks nesibara, ar ten viskas tvarkoj. Ar nereikia man įlysti per kaminą ir nepadaryti ten tvarkaus. Merė Popins, o ko jūs labiausiai nemėgstate? Žinai, labiausiai nemėgstu nemandagių žmonių, nemandagių vaikų, grubių labai nemėgstu. Tai man baisiai nepatinka, bet aš nežinau, kaip visą tai pakeisti. O ką labiausiai patinka, o kas labiausiai patinka? Daug kas patinka. Ar tau nekilo mintis, kuo Merė Popins lesina paukščius, kokiais trupiniais? Nekilo tokia mintis. Na, tu pagalvoji gal duonos, pirago, ar kokiais žirniukais, ar kokiam kruopom, ne? Ir tai yra dar vienas daiktas, žiūrėk. Aš noriu su tavim pasitarti. Žiūrėk, kas čia yra?
Dvi žvaigždės, matai? Ką dar? Taip, ką dar? Dobeliuką. Ir širdutė, man atrodo, pasikavoju. Tai va, čia mano trupiniai. Kaip tu galvoji, ar tai gerai? Gerai. O ar tu nepadėtum man kepti tokius trupinėlius? Ką? Man būtų lengviau, nes jų reikia daug prikepti. Ir ar tu nepaprašytum, kad visi vaikai imtųsi to darbo? Ką? Paprašysiu. Paprašysi ir papasakosi? Taip. Ties katedra šventojo Pauliaus kasryt ateina močiutė sena. Kviečia žmones visus kiaurą dieną vienai. Eik, nusipirk trupinių. Balandžių lesintai būk geras jiems ir gera bus tau pačiam. Mažyčiai lizdai jų kietai sudygti, tik padėti lengvai jiems gali. Eik, žmogau, paleisk juos, tik du pensai ir jiems gana. Eik, o nuo katedros tylūs apaštalai žiūri ir šypsos, kai tu eini. Per temstančią aikštę du pensai ant delno du pensai maži. Eik, žmogau, paleisk juos, tik du pensai ir jiems gana. Eik, žmogau, jie kviečia vis, o jai virš galvos balandžių pulkai. O ką palinkėtumėt vaikams naujųjų metų rytą? Oi, kaip tu manai, ko jums reiktų palinkėti, ką? Kad jie būtų pirmiausia sveiki, norėčiau jums palinkėti. Kad jie būtų geri. Mamytėms ir tėveliams, kad neužmirštų savo senelių, aplankyti ir pabūti su jais, ypatingai tų, kurie gyvena kaime. Reiktų nuvažiuoti per atostogas. Norėčiau palinkėti, kad jiems gerai sektųsi mokyklėlėje, kad jie sutartų su mokytojais. Jeigu ir įlystų koks nors ožiukas jiems į galvą, tai norėčiau, kad jis neilgam ten užsibūtų ir kad tie ragiukai išaugę net tokie jau skaudus ir netaip skaudžiai badytų. Nes žinai, reikia tą ragą nusukti. Žinai? Arba išvyti laužį atgal į mišką. Žinai? Būna tau taip. Tai va, palinkėkim mūdvi viso to vaikiukam. Ir visai mažiem ir didesniem. Ir kad visi ateinantieji metai mums būtų geri ir šviesus. Gerai? Gerai. Tuo palinkėsim. Ir tik tegul išsipildo. Mes nenorime linkėti tuščiai. Tegul išsipildo mūsų linkėjimas. Gerai? Kviečia, šaukia, klausyk ir tave. Eik, žmogau, paleisk juos, tik du pensai ir jiems gana. O dabar patys smalsiausi klausimai ir pageidavimai. Ar turi broliuką ar sesutę? Neturiu ne vieno. Gaila. O štai vaikai rašo, kad Žydronė Žukauskaitė rašo, kad ji turi 2 seseris. Laišką parašė 2
3 seserys Jurgita, Roberta, Rita, Meškauskaitės. Trinukės, kurios visos 3 iš karto gimė. Bunkutė Rūta iš Alytaus rašo, kad turi sesutę, broliuką ir dar mažesnę sesutę. O Einingytė Sonata iš Šiaulių rajono Žadžiūnų kaimo rašo, kad turi net 4 sesutes ir jos prašė, kad jinai parašytų tau laišką. O Sandra Daunoraitė iš Raseinių rajono Viduklės geležinkelio stoties rašo, kad turi 2 seseris ir net 4 brolius. Bet vaikai klausia, ar turi savo kambarį? Aš neturiu savo kambarį. O šuniuką? Neturiu. Ne. Kaip gyveni? Gerai gyvenu. Ar nesergi? Kartais sergu, kartais nesergu. Kas yra tavo mama? Mano mama televizijos režisierė. O koks aktorius be tėtis labiausiai patinka? Aktorė Ilona Balsytė. Vaikai nori pamatyti visą tavo šeimyną. Jau jūs mano visą šeimyną matėte per dainą Saulės linkėjimai. Na, o jeigu norit, prašau, dar kartą pasižiūrėkite. Dirvai, sup tėvus ant rankų. Dar vaikai norėtų su tavim susirašinėti ir gauti tavo nuotrauką. Tai jeigu jūs norit turėti mano nuotrauką, aš turiu būtinai eiti fotografuotis. Linksmas fotografas, lyg iš paskos koks grafas, stiklą blizgindamas trina, puošia nuotraukom vitriną. Štai mergaitė, jis suaugus, į keistai surišus plaukus, žiūri tiesiai į mane su vestuvinė sukne, o toliau ūsuotas dėdė. 2 kariai jo sūnus sėdi, dar toliau tokia šeima, vaikas, tėtė ir mama. Du ten kampėjai matot, stoviu aš, 3 man metai, bus 6 kaip baisais gruodis, tad einu fotografuotis.
gėles, palieku tau balčiausią varnelę. Ir nuskriausk, neapgauk ir mylėk. Palieku tau balčiausią varnelę. Nenuskriausk. Neapgauk. Ir mylėk. Ir paskutinis klausimas, kuris yra beveik visų vaikų laiškuose. Jeigu nepaslaptis, kada tavo gimimo diena? Ne paslaptis, mano gimimo diena 85 kovo 21. Tai pirmoji pavasario diena. Tad kitą kartą susitikti su Saulės Zuikučiu pakviesim pavasarį, kai man bus lygiai 6. Iki kito susitikimo. Laukėme jūsų laiškų, laimingų naujųjų metų. Siunčiu tau mažytį laiškelį, laiškelyje pilna raidelių, iš jų pasidaro žodeliai, žodelis dainelė, dainelė giesmelė, kurią tau vaikelį siunčiu. Iš kur atsiranda tie žodžiai? Iš sniego, iš girios, iš upės, iš girių nakties baltarūbės, iš Nemuno kurs įsisupęs, linguoja link marių plačių. Iš kur atsiranda tos marios? Iš kur tie 5 nemunėliai? Iš kur nemunėlių pasaulis? Iš kur girių samanos sausos? Pilkšvoji skara ant pečių. Tu viską surasi laiškelį, melsvajame laiško namelį, padangėje žemės sniegelį, anksčiau atsibuski vaikelį, tau margąjį laišką siunčiu, tu viską surasi laiškelį, melsvajame laiško namelį, padangėje žemės sniegelį, anksčiau atsibuski vaikelį, tau margąjį laišką siunčiu, tau margąjį laišką siunčiu. Margąjį laišką siunčiu.